Tikėjimas yra puikus išsisukinėjimas, geras pretekstas vengti poreikio apmąstyti ir įvertinti įrodymus. Richardas Dawkinsas. Evoliucija prieš Dievą. Tikėjimo pamatų sudrebinimas. Tu ateistas? Be abejonės esu ateistas. Kodėl ateistas? Kodėl ateistas? Todėl, kad nėra jokio Dievo. Ateizmas daro prielaidą, kad gali paneigti Dievo buvimą. Agnostikė būtų teisingesnis apibūdinimas. Ar tu ateistas? Taip. Aš esu ateistas. Taip esu. Aš esu. Taigi, tu nesi ateistas? Ne, nesu. Bet dėka evoliucijos linksti į tą pusę. Na taip. Aš netikiu, kad yra kažkokia būtybė gyvenanti danguje. Ar tikite evoliuciją? Žinoma, kad tikiu. Gyvas mokslas apie Darvino evoliuciją byloja. Čia dinozaurai virsta paukščiais, beždžionės žmonėmis, o amfibinis žinduolis banginiu. To, kad Darvinas pakeitė savo darbe apie natūralią atranką, evoliucijoje pakanka, kad apibūdintume gyvybės vystymąsi Žemėje, todėl mums tam nereikia pasitelkti jokių antgamtinių jėgų ar galių. Besitęsiantis procesas, kuris pastebimas šiandieninėme pasaulyje. Jūs manote, kad tai tikėjimas? Aš manau, kad tai tiesiog faktai. Manau, kad tai daugiau nei faktai. Yra per daug įrodymų, kad ignoruotume tai. Kaip manote, tai tikėjimas? Ne, tai mokslas. Tai kaip viskas atsirado. Tai logiška. Visi mokslininkai daugmaž pritarė tam. Tai daugiau faktas. Kada tu nustoji tikėti? Kai pradėjau savarankiškai mąstyti. Kada nustoji tikėti? Kai pradėjau studijuoti biologiją. Visą tai įgijo prasmę. Mokytoja padėjo viską suprasti. Paprastai pasitikiu mokslininkais. Tame daugiau prasmės nei bet kokioje religijoje ar kur kitur. Rastos urvinio žmogaus, homo sapiens, dinozaurų iškasenos. Tai aiškus įrodymai. Aš tikiu mokslu. Ką studijuoji šiame universitete? Biologiją? Ar tu studijuoji biologiją? Taip. Tiki evoliuciją? Taip. Ką tu studijuoji? Geografiją, chemiją, biochemiją, mokslas apie aplinką ir teisę. Aš esu fizikas. Biochemija. Ar tiki evoliuciją? Taip tikiu. Ar tikite evoliuciją? Taip tikiu. Žinoma, taip tikiu. Aš tikiu evoliuciją. Ar tikite evoliuciją? Taip. Ar tvirtai tikite? Taip. Ar tvirtai tiki? Taip. O taip, taip, visiškai. Mokslinis metodas, kuris pagristas per stebėjimus ir eksperimentus sukauptos informacijos bazė. Ar galite man pateikti kokį nors matomą įrodymą, kad evoliucija yra tiesa? Kažką, ko man nereikia priimti tikėjimu? Taip, pavyzdžiui, pažvelkim į tai, kas nutiko prieš 65 milijonus metų. Negaliu, nes tai buvo prieš milijonus metų. Aš tikiu, kad tai buvo prieš milijonus metų. Bet to negalime pamatyti. Mes galime atsekti evoliuciją per rastas iškasenas. Ar galite paminėti nors vieną konkretų dalyką? Prieš 6 ar 7 milijonus metų, prieš 100 tūkstančius ar milijonus metų. Taigi gan ilgas laiko tarpas. Taip, prieš milijonus metų. Taip, tai reiškia, kad pamatyti negalime. Evoliucija nėra išbandoma laiku. Mes pasmerkti nugyventi tik keletą dešimtmečių, o tai per lėta, per trumpa laiko skalė, kad išvystume evoliucijos procesą. Richardas Dawkinsas. Šių lėtų pokyčių progreso nematom iki tol, kol laiko ranka pažymi amžių pabaigą. Čarlzas Darvinas. Yra šunų šeimos žinduoliai, kojotas, prerijų vilkas, naminis šuo, yra kačių šeimos žinduoliai, tigras ir katė, ir yra žmonijos rasė. Darvinas yra sakęs, kad po daugelio metų įvyks tam tikri pokyčiai rūšyse. Ar galite pateikti vieną pastebimą įrodymą, pasikeitusią rūšį? Kalbant apie šios žinduolius, rastos iškasenos, kurios byloja, kad katės ir šunis kažkada jungė vienas prototipas. Prieš kiek laiko tai buvo? Manyčiau, gal prieš kokius 60 milijonų metų. Neieškau to, ką reikia priimti tikėjimą. Man reikia kažko apčiuopiamo. Apčiuopiamo įrodymo? Na, tarkim, jei manęs paklaustumėt, tai čia gatvėje nėra nieko tokio, ką galėčiau įvardinti kaip apčiuopiamą įrodymą. Mums išties reikėtų patyrinėti egzistavimo bazę, kad galėtume patys padaryti išvadą. Bet tai reiškia, kad tam reikia tikėjimo. Taip, reikėtų tam tikro tikėjimo. Ar galėtumėte pateikti bet kokį apčiuopiamą Darvino evoliucijos įrodymą, pasikeitimą rūšyse? Turite omenyje beždžionės į žmogų, rūšies pasikeitimą? Iš tiesų, nemanau, kad jau yra toks įrodymas. Na, beždžionė yra vienintelė, kuri kaip ir mes turi 5-ąjį pirštą, bet ir koala turi tokį. Ar žinojai tai? Ne, nežinojau. Ar kengūros iš koalos?
Ne, aš buvau Vašingtono mieste parodoje. Jie turi ekspoziciją muziejuje, kaip tik ten. Ten stovi urvinių žmonių maketai aplink ugnį. Žinau, sakoma, jog trūksta jungties tarp žmonių ir nežmonių. Bet tikiu, kad yra ryšys. Tik mes jo dar neatradome. Aš pasitikėsiu tuo, kad tie žinovai nuveikė ir tuo, ką žinovai išmąstė. Tvirtai pasitikiu evoliucinėmis idėjomis. Tai paremta pateiktais įrodymais. Ar galite pateikti bet kokį Darvino teorijos apie rūšių evoliuciją apčiuopiamą įrodymą? Pats nesu matęs, bet tikiu tuo, kas rašoma vadovėliuose. Taigi pasitikite šio reikalo žinovais, tikiu specialistais. Tai kažkas panašaus į religinių žmonių tikėjimą, kad Dievas išties egzistuoja. Taip ir aš tikiu, kad specialistai žino, ką sako. Mokslinį metodą galima stebėti ir pakartoti. Ar galite pateikti nors vieną Darvino evoliucijos teorijos įrodymą? Atkreipčiau dėmesį į vieną puikų pavyzdį. Pažvelkite į dyglės genetiką. Kas tai? Dyglės, pasibaigus ledynmečiui, atsiradusi įdomi žuvies rūšių kolekcija, kurios atmainos neseniai buvo išskirtos. Kuo jos patapo? Įvairiausiomis dyglės atmainomis, kaip sakant, vis tiek žuvis. Na žinoma, ar galite pasakyti kokį nors apčiuopiamą įrodymą, kad vyksta rūšių pasikeitimas? Žuvis, žmonės tebėra žuvis. Žmonės tebėra žuvis? Taip, žinoma. Kiek laiko tam prireikė? Keletų milijardų, milijonų metų. Keletą milijonų? O kaip tai galima pastebėti? Negalima. Mes iš Žemės atsiradome kaip žinduoliai. Ir vienas žinduolis sukūrė. Žinduolis iš Žemės? Argi išėjome ne iš vandenyno? Na taip, po didžiojo sprogimo pradžioje iš Žemės ir vandenyno. Taigi, kai išėjome iš Žemės, turėjome plaučius. Ar žiaunas, kuomet išėjome iš vandenyno? Jei nori žinoti, manau, turėjo žiaunas, o buvusieji žemėje plaučius. Bet jei mes išėjome iš vandens, tai vandenyje reikalingos žiaunas. Kas ten žino, iš kur mes kilome? Mes visi kilome iš žinduolių. Tai jūs nežinot? Žinoma, kad nežinau. Aš pripažįstu, kad mokslininkai tinkamai atliko savo darbą. Pateikite Darvino evoliucijos pavyzdį, ne adaptavimąsi ar atmainas, bet rūšies pasikeitimą. Tai ir yra rūšies pasikeitimas, bet jos išliko žuvimis, išskirtinai kitokia žuvis. Yra tūkstančiai pavyzdžių. Ar galite pateikti vieną? Galiu 1000 išvardinti. Tik vieną. Pavyzdžiui, pasidomėkit Lenskio eksperimentu su bakterijomis. Tai kuogi tapo bakterija? Žinoma, kad bakterija tebėra bakterija. Bet tai nėra Darvino evoliucija. Tai nėra rūšies pasikeitimas. Tai yra pokytis, pasikeitimas bakterijos genetinėje sandoroje. Bet tai tebėra bakterija. Tai kuo bakterija patapo? Nauja bakterijos rūšimi. Bet rūšies pasikeitimas neįvyko. Ji ir išliko bakterija. Apibendrinant, jūsų pateikta apčiuopiama Darvino evoliucijos teorija, tai bakterija tampanti bakterija. Ne, tai bakterija įgyjanti naujus medžiagų apykaitos gebėjimus. Anksčiau minėjote, kad yra daugybė evoliucijos įrodymų. Man tai reikia vieno pastebėjimo, Darvino evoliucijos teorijos įrodymų. Bet aš jums pateikiau keletą. Tas netinka. Ne keletą, bet vieną. Jums tai netinka? Kaip tik to ieškojau. Prašiau žmonių. Jūs klausėte manęs, kada pastebėjau, kaip viena veislės atmaina pasikeitė į kitą. Ar ne taip? Ne. Kaip viena rūšis virto kita. Atmainos apibrėžimų yra 14. O mane domina rūšies pasikeitimas. Kada kalbame apie rūšies, kitaip šeimų perėjimus, iš ties kalbame apie makroevoliuciją. Kalbame apie pokyčius tame lygmenyje, kuris atskiria kates nuo šunų. Tad ar galite pateikti Darvino evoliucijos pavyzdį? Kada kalbame apie tokius pavyzdžius, turime žvelgti į ilgesnį laiko tarpą. Su tikėjimu tai neturi nieko bendro. Tikėjimas tai tik kažkas, ko nematau ir turiu tuo tikėti. Būtent neregima. Tad ar tikite evoliuciją? Žinoma tai jūs tikintis evoliuciją? Taip, kada pradėjote tikėti evoliuciją? Evoliuciją patikėjau tada, kada pradėjau savarankiškai mąstyti. Ar evoliucija tikėjimas? Evoliucija tai mąstymo procesas, susipažinimas su visais terminais, visų alternatyvų patikrinimas. Tarkim, kaip nagrinėtume į religiją, žmonių sukurtas religijas. Vėl paklaus, ar evoliucija tikėjimas? Ne, evoliucija tai, na tai, jei vienu žodžiu, evoliucija gali būti tikėjimas. Kai sakote rūšies pasikeitimas, ar turite omenyje rūšies evoliucionavimą į kitą rūšį, yra tebevykstantis procesas Galapagose. Ar galite pateikti vieną pavyzdį?
pavyzdį, yra toks paukščių grupėje Darvino kikilis. Jeigu pažvelgtumėte į skirtumus tarp kikilių salose, kuriuos stebėjo Darvinas, bet tai nėra Darvino evoliucija, juk rūšis neperėjo į kitą rūšį. Tad kuo kikiliai patapo? Jie tapo genetiškai ir anatomiškai pripažintomis naujomis atmainomis, bet išliko kikiliais. Na taip, žinoma, tebėra kikiliai. Tuomet nėra rūšies pasikeitimo. Tie smulkūs paukščiai, kuriuos jis stebėjo, kuo jie patapo? Jų snapai, snapo forma, tačiau tebėra paukščiai. Taip, dėl snapo formos atsirado 3 kikilių atmainos. Vis tiek kikiliai. Na pavyzdžiui, Darvinas ir jo paukščių evoliucijos tyrimas saloje, kurioje jis pabuvojo, pasikeitė jų snapai, bet tai tebėra paukščiai. Rūšių pasikeitimas neįvyko. Na čia vyko snapų evoliucija. Tai adaptacija, o ne Darvino evoliucija. Pasikeitimas neįvyko rūšyje. Neatsirado naujas gyvūnas. Man reikia kažko, kas moksliškai patvirtintų Darvino įsitikinimą rūšies pasikeitime. Darvinas kalbėjo apie rūšies pasikeitimus. Ar galite pateikti kokį nors Darvino evoliucijos įrodymą, kad viena rūšis tapo kita? Pasikeitusi rūšis? Pasikeitimai rūšyje? Reikėtų ilgiau pagalvoti. Ar yra kažkas, ką galiu stebėti, matyti, ištirti, tai kas patvirtintų Darvino mokslinį metodą – rūšies evoliuciją. Ištirti, stebėti? Ar gali pateikti Darvino evoliucijos rūšių pasikeitimo apčiuopiamą įrodymą, tai yra mokslinį metodą? Man reikia pagalvoti. Taigi jums reikia įrodymo. Aš paminėčiau. Manau, nesugalvosiu. Išties sudėtingas klausimas. DNR? Gal dar kartą pakartokite klausimą. Ar galite pateikti tik vieną, bet kokį apčiuopiamą Darvino evoliucijos įrodymą? Leiskite sekundėlę apie tai pamastyti. Apčiuopiamas įrodymas – kažkas, ko mums nereikėtų priimti tikėjimu. Kažkas, ką galėtume stebėti, tarkim stebimas mokslinis procesas. Geras klausimas. Nesu tikras. Tad negalite sugalvoti jokio apčiuopiamojo evoliucijos įrodymo? Ne. Tai iš kur žinai, kad tai tiesa? Nesu tikras. Taigi Darvino evoliucijos negalime stebėti. Tai nėra mokslinis reikalas. Manyčiau, kad nėra. Kadangi negali įrodyti, reiškia tai nėra mokslas? Ne, tai mokslas. Ir gali būti įrodytas. Tai įrodyk man. Tai sudėtinga. Per daug platu. Būtent, negalime apčiuopti milijonus metų. Taip, būtent. Tu pasitiki biologiją ir biologijos dėstytojais, nes matai, kad jie žino, ką sako. Tačiau netgi jie negali man pateikti rūšies evoliucijos įrodymų. Na, tuomet nėra tokio. Jei jie negali pateikti, aš negaliu sakyti, kad yra toks įrodymas. Aš vadovaujuosi tuo, ką mačiau ir supratau paskaitose. Tai tu tiki? Taip. Ar žinai, kaip tai vadinama? Aklas tikėjimas. Tikėjimas yra puikus išsisukinėjimas. Geras pretekstas vengti poreikio apmąstyti ir įvertinti įrodymus. Richardas Dawkinsas. Ar tikite protingų sumanimų? Žinoma, kad ne. Kaip manai, ar viskas sukurta protingai? Ne, netikiu tuo, kad dalykai sumaniai sukurti. Kadangi atrodai protingas asmuo, leisk šio to paklausti. Prašau, sukurk man rožę. Kaip ją sukurtum? Neturiu tokių gebėjimų. Na, kadangi nėra protingų sukūrimo, tai turėtum gan greitai sukurti rožę. Kaip manote, rožė sumaniai sukurta? Tikrai ne. Tam, kad galėčiau kažką padaryti, pirmiausia turiu žinoti, kas yra rožė. Turi pradėti nuo sėklos, turi iš nieko sukurti sėklą. Ar gali tai padaryti? Ne, negaliu. Ar iš nieko galėtumėte sukurti rožę? Ne, negali iš nieko kažką sukurti? Tai mokslo pradžiamokslis. Rožė iš nieko? Rožė? Tiesiog kaip? Negaliu.
Sąžiningai. Kodėl ne? Aš neturiu antgamtinių galių. Visi pasaulio genijai negali sukurti grūdą iš nieko. Mes nežinome, nuo ko pradėti. Aš negaliu. Kodėl? Neturiu milijonų, milijardų metų. Tai būtų fiziškai neįmanoma. Turėtų būti. Ne, tai neįmanoma. Tai kaip tuomet gali teikti, kad viskas nėra protingai sukurta? Kur intelekto skalėje tavo intelektas? Jei teigi, kad visa nėra protingai sukurta, mes rožės negalime sukurti. Kodėl nėra nei vieno, kuris mokytų protingo sumanimo? Nes mums neleidžiama. Mes galime dėstyti, ką tik norime. Yra priežastis, kodėl protingas sumanymas nėra dėstomas mūsų švietimo įstaigose. Pasak fiziko Viktoro Stingerio, Tikėjimo laisvės fondo juridiniam skyriui bažnyčios valstybės sargų grupė sekėsi įtikinti ypatingai daug institucijų, tokių kaip mokyklos valdybos ir miestų tarybos, kad jie pažeidžia konstitucinę teisę, kai remia religinės veiklas, įskaitant ir protingą sumanymą. Kada valdžia negali būti įtikinama, tuomet Tikėjimo laisvės fondas paduoda ją į teismą ir laimi dažniau nei pralaimi. Pradžioje nieko nebuvo, įvyko sprogimas ir iš nieko atsirado rožė, žirafos, arkliai, karvės. Aš nesakau, kad taip viskas ir įvyko. Aš nežinau, kas nutiko, todėl mokslininkai ir iškėlė teorijas. Ir tu jomis tiki iki tam tikro laipsnio. Tai tikėjimas. Na taip, ar gali pateikti rudimentinių organų apibrėžimą ir kaip tai palaiko evoliuciją? Tai tarsi, aišku, nenoriu čia migloti kalbėti, bet tai tarsi likęs organas, tačiau jau nebereikalingas, kaip pavyzdžiui apendiksas. Tarkim, pas triušius yra didžiulis apendiksas, reikalingas žolės virškinimui. Pas mus tebėra šis rudimentas, apendiksas. Tai iš apendikso jokios naudos? Bent jau dabar nežinoma. Stuburgalis. Daugelis žmonių tai įvardė kaip žmogaus uodegą. Sakoma, kad žmogaus uodegikaulis reikalingas organas, tapęs evoliucinę atgyveną, įrodančią, kad esame susijęs su primatais. Tačiau tai nėra uodegikaulis, bet stuburgalis. Pavadinimas uodegikaulis kilo iš to, kad kai kurie žmonės tiki, jog tai žmogaus evoliucinė liekana. Nors mintis, kad uodegikaulis netlieka jokios funkcijos, yra klaidinga. Stuburgalis yra svarbus sausgyslių, raiščių ir raumenų sujungimo šaltinis. Evoliucionistai taip pat teigia, kad apendiksas yra rudimentinis organas. Tačiau taip nėra. Apendiksas išties yra žmogaus imuninės sistemos dalis. Žurnale Amerikos mokslininkas daugelį metų apendiksui buvo priskiriama labai menka fiziologinė funkcija. Tačiau dabar žinoma, kad apendiksas turi svarbų vaidmenį embrionui ir jaunuoliams. Visgi apendiksas labiausiai susijęs su imuninėmis funkcijomis. Aš save vadinčiau ateistu. Ar gali paminėti kokį nors žinomą ateistą? Manau, kad tai būtų Neil deGrasse Tyson. Pats Neil deGrasse Tyson teigia, negaliu sutikti su ateistų teiginiais, kad esu vienas iš jų bendruomenės. Ar galite keletą išvardyti? Žinomas ateistas? Panašu, kad ne. Pradėčiau nuo Izaoko Newtono. Izaokas Newtonas yra pasakęs, stebint tą gražiausią Saulės ir planetų jungtį, negalime matyti čia kitos priežasties, kaip tik viešpatavimą inteligentiškos ir galingos būtybės. Ar galite prisiminti kokį nors žinomą ateistą? Taip? Ne? Žinomas ateistas? Taip, žinomas ateistas. O taip, mano tėtis. Jis nėra žinomas. Skeptikų tinklapiai, norėdami laimėti naujatikius, labai dažnai naudoja žymių ateistų pavyzdžius, bet neretai jų cituojamos asmenybės išties nėra ateistai. Tai populiari ateistų internetinė žinutė. Nuotraukoje Ernesto Hemingvėjaus, Abraomo Lincolno, Karlo Steigano, Marko Tveno, Tomo Jeffersono, Benjamino Franklino, Alberto Einšteino, Čarlzo Darvino veidai ir užrašas. Ateistai. Tik idiotai jais gali būti. Akivaizdu. Ateizmo intelektualai. Minutėlė. Abraomas Lincolnas nebuvo ateistas. Jis teigė, žinau, kad viešpats visada yra mano dešinėje, tačiau nuolatinis mano rūpestis ir malda, kad aš ir ši tauta būtų viešpaties pusėje. Kaip ir Karlas Steiganas, kuris aiškiai teigia, esu agnostikas. Markas Tvenas nekentė religijos, tačiau tikrai nebuvo ateistas. Jis teigia, negali būti toks didis kaip Dievas, bet gali būti
būti toks geras kaip Dievas. Benjaminas Franklinas teigia, Dievas valdo žmonių reikalus. Tomas Edisonas taip pat minimas kaip žinomas ateistas pozityvaus ateizmo ir kitose ateistų tinklalapiuose. Tačiau jis nebuvo ateistas. Jis teigia, yra didi žmonės ir daiktus pakreipianti galva, aukščiausioji esybė, kuri prižiūri pasaulio likimus. Tomas Jeffersonas sakė, nekalbėkite apie mano religiją, tai žinoma tik man ir mano Dievui. Albertas Einšteinas nepriėmė Biblijos kaip Dievo žodžio ir sakė, kūrėjas nesuvokiamas, o asmeninis Dievas naivu. Turint omenyje tokią harmoniją kosmose, kurią aš savo ribotų protų sugebu atpažinti, vis dar yra žmonių sakančių, kad Dievo nėra. Bet kas iš tikrųjų mane siutina yra tai, kad jie cituoja mane tokio požiūrio parėmimu. Jis kategoriškai teigia, aš nesu ateistas. Kalbėdamas apie tuos, kurie neigia kūrėją, jis naudojo terminą fanatiški ateistai. Čarlzas Darvinas teigia, niekada nebuvau ateistas. Taigi iš 8 nuotraukoje esančių žymių asmenų tik vienas yra ateistas – Ernestas Hemingvėjus. Pasak jo autobiografo, 1961 metais Hemingvėjus įstūmė 2 kulkas į 12 kalibro Bos ginklą, ginklo vamzdį įsidėjo į burną ir paspaudė gaiduką ir išsisprogdino savo smegenis. Štai jums ir internetinės žinutės, kalbant apie ateizmą, turint omenyje tai, kad kai kurie iš šių žmonių tvirtino tikį Dievu, nebūtinai reiškia, kad jie tikėjo vieninteliu tikrų kūrėjų, apreikštų šventajame rašte, ar kad jie nuoširdūs krikščionys. Tačiau kai ateistai vardija teistus ir agnostikus tam, kad reklamuoti savo bedieviškus tikslus, tai jau nesąžininga. Vėlgi, kai tai ateina iš tų, kurie teigia, kad moralė yra reliatyvi kiekvienam asmeniui, toks nesąžiningumas neturėtų stebinti. Ar tikite moraliniu absoliutizmu? Ne, netikiu. Ar prievarta blogis? Taip, prievarta mūsų kultūroje yra negerai, bet prievarta visada negerai. Priklauso nuo tavo sampratos. Jei tarkim teigi, kad gerbi žmonės, tuomet taip, prievarta visada negerai. Tuomet yra moralinis absoliutizmas. Ar prievarta absoliutus blogis? Mano nuomonė taip. Kas sukuria taisyklės? Mes. Taigi Hitleris sukūrė taisyklės. Dauguma jų. Jei Hitleris būtų kūręs taisyklės, tuomet taip, gyventumėte visuomenėje, kuri būtų morali, tačiau pagal mane tokia ji nebūtų. Ar Hitleris nepritaikė praktiškai išlieka tik stipriausi? Ne, tuomet ką jis darė? Jis žudė žmonės. Juk tai stipriųjų išlikimas? Ne, tai nėra stipriųjų išlikimas. Yra liūtas suėdantis antilopę. Ne, evoliucijoje slypi daug daugiau nei vienas žiaurus žudyk arba žūk modelis, kurį turite omenyje. Bet esu matęs Richardo Dawkinso citatą, bylojančią, kad evoliucijos pasaulis yra žiaurus. Toks jis yra. Tad Hitleris praktikavo evoliuciją, bet tai nereiškia, kad tai buvo moralu. Reiškia, tai buvo amoralu. Niekas ir neskelbė, kad evoliucija moralus procesas. Evoliucija žiaurus ir negailestingas procesas. Ar tiki evoliuciją? Taip tikiu. Ar turi šunį? Taip. Ar myli šunį? Aš myliu savo šunį. Taip myliu. Tarkim, skęsta tavo šuo ir kaimynas. Išgelbėti gali tik vieną. Kurį iš jų gelbėtum? Sunkus klausimas. Galim gelbėti tik vieną? Kodėl dvejoji? Aš manau, kad gelbėčiau savo šunį. Nežinau, kodėl dvejoju. Jaučiu, kad jei išgelbėčiau šunį, žmonės apie mane galvotų kaip apie blogą žmogų. Gelbėčiau savo šunį. Ar tavo kaimynas nevertas, kad būtų išgelbėtas? Na, jis nelabiau vertas nei mano šuo. Aš gelbėčiau šunį. Na taip, norisi gelbėti gyvūnus. Aš norėčiau išgelbėti savo šunį. Manau, kad žmonės ir gyvūnai yra lygus. Nemanau, kad žmonės užima aukštesnę vietą. Tai tu manai, kad šunys vertingesni už žmonės? Ar tiki evoliuciją? Taip, tikiu. Tai stipriųjų išgyvenimo reikalas. Tavo kaimynas primatas. Ar tu turi šuninių giminės žinduolį? Tau labiau jis patinka nei primatas? Ar teisingai? Kažkas panašaus. Išlieka stipriausiai. Išlieka tik stipriausiai? Taip, kažkas panašaus. Sakei, kad tiki evoliuciją. Tai reiškia išlieka stipriausiai. Taip, jei nuskęs, tai nuskęs. Didelis čia reikalas. O taip, tai tiesa. O tu ateistas? Taip. Embrionas. Toks pat žmogus, kaip ir suaugusi kiaulė. Richardas Dawkinsas. Tad nemanai, kad egzistuoja Dievas? Dar daugiau. Aš žinau. Ar jums patogu kalbėti apie dvasinius dalykus? Apie juos nelabai ką žinau. Nelabai ką galima apie tai žinoti.
viskas užsibaigė mirtimi. Iš kur tu tai žinai? Nes yra tokie faktai. Jei dabar nustotum kvėpuoti, būtum laikomas mirusiu. Džeimsai, jei būtum automobilis ir išjungtų tavo variklį, tuomet taip, nes sielos nėra. Bet tu esi gyvas biologinis žmogus, su Dievo duota gyvybė. Mes esame mechaninės esybės, turime skirtingas dalis. Ar tavyje nėra gyvybės? Taip, gyvybė manyje yra. Juk tai tavo siela. Ar atlaikysi keletą klausimų? Žinoma. Ar esi geras žmogus? Ar pateksi į dangų? Norėčiau manyti, kad taip. Ar aš manau, kad esu geras žmogus? Taip. Ar esate moraliai geras žmogus? Taip, esu. Ar manote, kad esate geras žmogus? Taip. Norėčiau manyti, kad taip. Kiek kartų gyvenime melavai? Negalėčiau suskaičiuoti. Nežinau, ar galėčiau prisiminti. Ar gali būti sąžiningas? Taip. Kaip manote, kiek kartų per visą savo gyvenimą esate pamelavusi? Nemažai. Nesuskaičiuojama. Begalės. Kaip pavadintum mane, jei nuolat meluočiau? Melagiu, ar ne? Taip. Kaip vadintum asmenį, kuris pastoviai meluoja? Melagiu. Tai kas tu esi? Aš esu melagė. Ar esi ką nors pavogusi? Taip esu. Ar esate paėmęs kažką, kas priklauso kitam? Be abejo. Žinoma. Taip esu. Tai vadinama vagystė. Tai kas tu esi? Melagė ir vagilė. Aš esu melagė ir vagilė. Ar esi kada Dievo vardą minėjusi be reikalo? Kiekvieną dieną. Ar esate kada Dievo vardą minėjusi be reikalo? Visą laiką. Ar esate kada Dievo vardą minėję be reikalo? Greičiausiai taip. Esi kada Dievo vardą minėjęs be reikalo? Taip, tikrai taip. Naudoti Dievo vardą kaip keiksmažodį, tai vadinama piktžodžiavimu. Kadangi netikiu Dievu, netikiu ir Dievo keiksnojimu. Jei netiki Dievu, kaip gali piktžodžiauti jam? Jeigu aš netikiu tam tikrais įstatymais ir pažeidžiu juos, tai šių įstatymų ignoravimas nėra pasiteisinimas. Sąžiningumo patikrinimui. Jėzus yra pasakęs, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Ar kada esi pažvelgęs į merginą geidulingai? Taip, į daugelį moterų žvelgiu su geismu širdyje. Žinoma, ar kada geidulingai žvelgiai į vaikiną? Kaip? Geidulingai? O taip, žinoma, senokai, taip išties. Ar turėjai nesantuokinių lytinių santykių? Ne. Ar žiūri pornografiją? Taip. Geidi moterų? Žinoma. Ar kada geidulingai žiūrėjote į moterį? Neabejotinai. Taigi pats pripažįsti, kad esi melagis, vagis, piktžodžiautojas ir svetimautojas širdyje. Ir tai tik 4 iš 10 įsakymų. Aš noriu pasakyti, nemanyk, kad tuo netikėdamas išvengsi pragaro. Teisėjas turi matyti įvykdomą teisingumą. Taip yra ir su Dievu. Biblijoje rašoma, joks vagis, melagis, sanguliautojas, piktžodžiautojas, svetimautojas nepaveldės Dievo karalystės. Jei mirsi nuodėmėse ir stosi prieš Dievą, tu atsidursi pragare. Ar už $1 000 000 parduotum savo akį? Greičiausiai ne. Ne. O už 100 milijonų abi akis? Ne. Matai, kokios brangios yra tavo akis. Tai kaip daug vertingesnis yra tavo gyvenimas ir tu sakai, man nerūpi, bet išties tau rūpi ir tu nori gyventi. Leisk pasakyti, ką intuityviai. Tu ir taip žinai, kūrinyje kūrėjo egzistavimo įrodymas. Dievas tau suteikia gyvenimą. Gyvenimas nėra kūrėjo įrodymas. Yra. Mano viduje yra informatorius, teigiantis, kad tu žinai, Dievas egzistuoja. O priežastis, kodėl pasirinkai evoliuciją, atsikratymas moralinės atsakomybės. Evoliucija neatsikrato moralinės atsakomybės. Deja, pagrindiniai instinktai, geismas, pornografija, svetimavimas yra pirmykščiai instinktai. Tu esi tiesiog gyvūnas. Biblija reikalauja moralinės atsakomybės ir teigia, kad šie dalykai yra neteisingi. Ir būtent todėl tau tai nėra priimtina. Todėl tu ir neieškai tiesos. Ar aš klystu? Manau, tu neteisus. Intuityviai jūs žinote, kad kūrinyje yra kūrėjo įrodymas. Dievas jums suteikia tokį supratimą. Tad, kai žvelgiate į genialią Dievo kūrėjo ranką, kūrinijos dėka jūs žinote, kad jis egzistuoja. Esi unikalus, sukurtas pagal Dievo paveikslą žmogus, turintis teisybės ir tiesos suvokimą. Dievas tau suteikia sąžinę, formuojama visuomenės, bet įgimta, juk atskiri gerą nuo blogo. Tu pažeidei jo įstatymus, o aš nenoriu, kad tu atsidurtumei pragare. Džeimsai, ar galiu tau pasakyti, kad jei prie to prisilietei, dabar dėl to kamuojasi, nes ši nuodėmė tau patinka. Dėl to malonumo, kurį tau suteikia nuodėmė, nenori jos atsisakyti. Tu kaip žmogus su pilnu aukso pinigų diržu įkritęs į vandenyną. Jei neatsikratysi 40 kg sveriančio diržo, jis tave paskandins. Ar verta netekti gyvybės? Gail, jūs nesate gyvulys, jūs žmogus, sukurtas Dievo, turintis savigarbą, vertę ir tikslą. Ar žinai, ką padarė Dievas, kad nusidėjėliai nepapultų į pragarą? Ne.
Ne, prieš 2000 metų Dievas tapo žmogumi, Jėzumi iš Nazareto. Jis kentėjo ir mirė ant kryžiaus, prisimdamas bausmę už viso pasaulio nuodėmę. Mes pažeidėme Dievo įstatymą, tačiau už mus baudą sumokėjo Jėzus. Tai reiškia, Dievas teisėtai gali nutraukti mūsų bylą dėl gelbėtojo kančios, mirties ir prisikėlimo. Dievas gali tarti, tu išteisintas, nes kažkas sumokėjo už tave baudą. Ir dabar Dievas gali aprengti mus Kristaus teisumo drabužiais, kad teismo dieną būtume apsaugoti nuo Dievo rūstybės ir teismo. Jei atgailausi ir patikėsi juo, Dievo akise tau bus suteiktas teisumas. Jis nuplaus tavo nuodėmes ir iškart suteiks amžinojo gyvenimo dovaną. Jo paskutinis žodis ant kryžiaus buvo atlikta, skola sumokėta. Ir todėl, kad baudą už mus jis jau sumokėjo, Dievas teisėtai gali nutraukti tavoje bylą. Labai sunku patikėti, kad kažkas būtų pasiruošęs sumokėti mano skolą. Biblijoje rašoma, kad Dievas yra meilė ir jis yra geras, gailestingas ir dosnus. Ir dėl savo dydžio gerumo jis tapo žmogumi ir kentėjo už mus. Ar tai suprantama? Taip. Kiek tau metų? 22. O kada tu mirsi? Neturiu jokio supratimo. Dievas tiksliai žino, kada ateis tavo mirties metas. Tai gali būti ir šį vakarą. Nenaudoju gąsdinimo taktikos. Kas 24 valandas miršta 150 tūkstančių žmonių. Tie žmonės ruošia planus kitai savaitai. Ar namuose turi Bibliją? Ne. Nekalbu apie religiją, teigiančią, kad turi stengtis, kad patektum į dangų. Biblijoje rašoma, jog dangus Dievo dovana. Amžinojo gyvenimo nenusipelnysi, nepaisant to, koks religingas ar koks geras bebūtum. Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad kai tebebuvome nusidėjėliais, Kristus už mus numirė ir prisikėlė. Štai kaip Biblijoje viskas sudėliota. Jūsgi esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Ar suprantama? Tai turi prasmę. Ar namuose turi Bibliją? Taip. Bibliją skaitau kasdien daugiau nei 40 metų. Ir ten nėra jokių klaidų. Tu gali pasitikėti Dievo žodžiu, kaip pasitiki profesoriais ir vadovėliais, kuriuose rašoma, kad tu esi primatas. Tu tuo tiki ir pasikliauji. Juo labiau tu gali pasitikėti Dievu. Leisk parodyti mūsų klystamumą. Pasakyk man paraidžiui parduotuvė. Parduotuvė? Ką tu darai, kai privažiuoji žalią šviesą? Sustoju, žalią šviesą? Yra klystamumo dėsnis. Mes klystam. Įsivaizduok, jei tu klysti sakydamas, kad visa ši kūrinėje atsirado dėka kažkokio sprogimo, po kurio atsirado metų laikai, paukščiai, medžiai, gėlės, saulė, mėnulis, žvaigždės, nuostabus žmogaus kūnas, ar pamastysi apie tai? O taip, patikėk, apie tai mąstyta daug. Kaip minėjau, mano brolis, tvirtas krikščionis, jis man nuolatos apie tai kalba. Pamastysi apie tai rimtai, suminkštink savo širdį, aklai netikėk viskuo, ką byloja mokslas, kuris bet kokiu atveju tave palieka be jokio supratimo. Iš kur atsiradai ir ką veiki šioje žemėje, tu neturi jokio supratimo ir nežinai, kas tau nutiks po mirties. Ar gali klysti dėl Dievo egzistavimo? Taip. O ir tu gali klysti dėl Dievo egzistavimo? Ne. Kągi, tuomet manau, esi riboto mąstymo. Ne. Jei tau sakyčiau, kad tu klysti dėl savo žmonos egzistavimo, tavo atsakas būtų ne, aš ją pažįstu ir myliu ją. Aš pažįstu ir myliu Viešpatį. Prieš 41 metus atleido man nuodėmes ir suteikė naujus troškimus. Jų 22 metus iki tikėjimo neturėjau. Ačiū už pokalbį. Nėra už ką. Ačiū Jums. Kadangi esate labai išsilavinęs žmogus, pasakykite paraidžiui žodį parduotuvė. Ką darote, kuomet prieinate žalią šviesą? Sustoju. Žalią šviesą? Žalią šviesą? Čia buvo geras. Na štai, Petrai, ačiū už gerą pokalbį. Paprastai nebendrauju su krecionistais, nes tai neigiamai veikia mano kraujo spaudimą. Taigi pamąstysi apie tai. Išties, apie tai mąstau daug. Mąstau apie mirtį ir apie tai, koks trapus yra gyvenimas. Pasibaigti gali per sekundę ir nelieka nieko. Manau, kad tų, kurie nepajėgus pastebėti evoliucijos, problema slypi tame, kad jie neturi vaizduotės.
Anatominės užuominos į žmonių evoliuciją iš žuvies. Žmogus tebėra žuvis. Žmogaus ausis išsivystė iš senovinių žuvų žiaunų. Mes iš žemės atsiradome kaip žinduoliai. Sunkios dinozaurų rankos paskatino evoliucionavimą į paukščius. Tai tu manai, kad mes susiję su kiaulėmis, kad mūsų protėviai turėjo kažką bendro su kiaulėmis? Taip, įrodymas, kad gąsdinantis tiranozauras evoliucionavo į vištą. Jūs primatas? Taip, esate kalbantis primatas? Toks. Ar jūs banano pusbrolis? O taip. Kai banginiai žemė vaikščiojo, aš pripažįstu, kad mokslininkai tinkamai atliko savo darbą. Paprastai pasitikiu mokslininkais. Aš pasitikėsiu tuo, ką tie žinovai nuveikė ir tuo, ką tie žinovai išmąstė. Darvino evoliucija remiasi tikėjimu. Ir vėlgi, pasak Richardo Dawkinso, tikėjimas yra puikus išsisukinėjimas, geras pretekstas vengti poreikio apmąstyti ir įvertinti įrodymus. Darvino evoliucija reikalauja didžiulio tikėjimo, tačiau Dievo pažinimas visai žmonijai aiškiai išvelgiamas. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo išvelgiamos protu iš jo kūrinių. Taigi, jie nepateisinami. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo ir neišmoni jų širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi, tapo kvaili.